Sveiki, mano brangieji, ir čia vėl rubrika Mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas Liūto ženklo atstovams gruodžiui. Prieš pradedant taroskopą prognozę norėčiau jums pasiūlyti savo kūriamas apyrankes iš natūralių akmenėlių. Kas mane sekate, žinote, kad užsiemu dar kartais ir kūrybą ir parenku apyrankes arba asmeniškai pagal astrologinį žemėlapį jums tinkantį akmenuką, bet čia yra tokios apyrankės, kurias aš aktyvuoju ir užprogramuoju apsaugai nuo išorinio negatyvaus poveikio ir sėkmės pritraukimui. Tai yra suveriant apyrankę, dar padarau ritualą, specialų aktyvavimo ritualą ir užkalbu maldomis, kad apyrankė jūs saugotų nuo negatyvios energetikos kitų žmonių. Tai jeigu norite padaryti prasmingą dovaną, sakykime taip, savo artimiesiems, kalėdų, naujų metų proga, nereikėtų jums ieškoti labai ilgai, nes apyrankės visas vienetinės, suveriu tuo metu, pagal tuo metu ateinančius man kažkokius energijas, parenku akmenėlius. Tai galite pasirinkti, akmenėliai patys duoda jau labai gerą poveikį, jūs žinote, kad vieni skirti ten ramybei, kiti skirti aktyvavimui kažkokių tai savybių ir taip toliau. Čia yra ametisto apyrankė, toks labai skaidrus, apdirbtas, švytintis ametistas, čia yra lava su hematitu. Lavos apyrankė irgi labai tokia žaisminga, čia irgi yra ametistas, bet labai toks kokybiškas, jau didesni rutuliukai, tamsesnis. Čia yra labai graži, man yra asmeniškai kvarco apyrankė irgi su hematito intarpais ir su tokia žvaigždute dar kabančia. Tiktų paneliai. Ir čia yra dūminis kvarcas su hematitu irgi auksinės spalvos. Ir čia yra opalas su rožiniu kvarcu. Labai švelni apyrankė. Tokia labai maloni ją laikyti iš smulkesnių karoliukų, tokiai subtiliai rankytei. Taip, tai tiek būtų ir pradedam tuomet prognozę. Žinote, kas norėtų užsakyti, prašom parašykite man čia TikTok'e arba elektroniniu paštu paklausk@gmail.com arba mano Facebook paskyroje per Messengerį. Apyrankės kaina 30 eurų. Taip, imu pirmą kaladę kvailio. Pradedam. Liūtai, kas laukia gruodžio mėnesį. Gruodis, liūtai. Pirma korta pentaklių tūzas, antra korta magas, trečia korta imperatorius. Faktiškai galima ir pabaigti prognozę. Aš juokauju, nes kai iškrenta pentaklių tūzas, yra posakis tarp tarologų, kad jau galima pabaigti prognozę, nes tai yra viena iš pačių geriausių kortų, kurios jau geresnės negali būti, nes čia yra ir finansinė sėkmė, ir ta apskritai gyvenimo sėkmė, tokia gera karma, geras likimas, čia kuomet likimas jumis pasirūpina, Dievas jumis pasirūpina, aukščiausiosios jėgos jumis pasirūpina, jums duota viskas, ką jūs norite. Čia yra svajonių, norų išsipildymas, sakykime taip, viską, ką jūs užsibrėžėte, kokius tikslus, ko jūs norėjote, jūs viską gaunate pagal pentaklių tūzą. Tai yra savotiškas, sakykime, apdovanojimas už visų metų įdėtas pastangas, už jūsų sukurtus nuopelnus, jūsų darbais. Geriau būti negali. Pagal šitą kortą geriau būti negali. Jūs matote, čia yra tokia ranka. Tarytum iš kažkur, iš visatos, iš debesų su tuo pentakliu, su ta moneta. Jums ištiesta jinai, jums yra pasiūlyta. Tai, čia vienintelį tik tai, kai kam galiu patarimą duoti, kad, galbūt nepražioplinkite to šanso, galbūt, kažkam tai prasigros, kaip būtent pasiūlymas kažko tai labai naudingo, to, ko jūs senai norėjote, apie ką jūs svajojate, ir čia svarbiausia irgi jį suvokti, pastebėti, ištiesti irgi tą ranką ir pasiimti tą monetą, tą pasiūlymą.
ne visada žmonės suvokia būtent, nes supraskite, taigi gali būti nebūtinai materiali forma, ne kažkas tai jums paduos ant bliudelio pinigų sumą, ne, ar aukso luitą. Čia tokia prasme nereikia suprasti. Čia reikia suprasti tuomet, kai jums duotas šansas, kažkokia tai brangenybė tokia, kurios galbūt jūs dabar nesuvoksite, kažkur tai arba kažkokie mokslai, arba kažkoks projektas, kurį jums atrodo dabar visiškai jūs nedomina, arba ten kažkur tai nuvykti, sudalyvauti, ir tai gali būti va tas auksinis šansas, kuris va tas dalyvavimas kažkokiam atrodo, nežinau, retryte, seminare, kuris jūsų nedomina visiškai. Jums gali atverti tokias galimybės ir tokį potencialą, kad čia ir gali būti jūsų tas auksinis šansas, tas pentaklis, ta moneta. Tai va čia aš norėjau jums danešti būtent tai, kad galbūt kažkam tai ir prasigros šitą kortą kaip materialios gerybės, kaip va jūs svajojate apie mašiną, jums va ėmė ir partneris padovanoja, taip tokia jau labai labai primityvia forma išsipildė jūsų svajonę, kažkas tai galbūt ir tą gaus. Ar ten svajojate apie kažkokį ten darbo užmokesčio pakilimą, arba ten proveržį savo veikloje, kad dabar uždirbsite ne 2000, o 4 ir vėlgi gausite. Bet kažkam tai bus tik tai ateities perspektyvos, tai bus, kaip aš ir sakau, išvelkite tą šansą, pasinaudokite, neatmetinėkite jokių galimybių, kurios jums iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti neįdomios ir visiškai ne jums ir taip toliau, nes tik tai aukščiausiosios jėgos, ten tik tai Dievas, kurie žino, ką tai gali duoti ir kaip tai gali įtakoti tolimesnį gyvenimą. Taip, ir antra korta magas, taip, ką aš jums ir sakiau, tokia vidinė magija, magas, tai žmogus kūrėjas, tai žmogus, kuris pats laiko savo likimą rankose, jį kūrė, jį daro tokių gyvenimą, kokį jis nori matyti ir pakreipia tą linkmę, kurią nori. Taipogi pagal magą vėl, kaip aš jums ir minėjau, praeina naujos veiklos, nauji darbai, nauji projektai. Tokie grandioziniai, tai yra didysis arkanas, tai yra kalba eina apie grandiozinius projektus, čia jau ne kažkoks tai tarkim, darbelis, jūs dirbate, sakykim taip, vėl paimsiu taip, paprastą pavyzdį, kažkokia ten manikiuristė, aš turiu omeny ne kažkokia, ne tai, kad aš noriu sumenkinti šitą darbą, čia nepagalvokite, nes kažkam galbūt tai gali suskambėti, ne, aš kaip pavyzdį, bet kokios profesijos galima paimti ir jums ateis pasiūlymas dar kažkokiam salone, vėlgi padirbėti, tarkim, savaitgaliais, jeigu jūs dirbate tik paprastom dienom. Čia kažkam tai gali būti, ne apie tokį darbą eina kalba, apie grandiozinius projektus, apie tokius projektus, kurie išveda į naują lygį, kurie tokios jau, sakykim taip, prasmės yra, kur jau duoda kažką tai ne tik jums, ne kažkokią naudą, bet ir visuomeniai. Taip. Ir trečia korta imperatorius. Imperatorius tai yra vėlgi, žmogus, kuris valdo, žmogus, kuris vadovauja, žmogus, kuris turi tokias pareigas aukštą socialinį statusą, jam reikia galbūt valdyti auditoriją, vadovauti savo kažkokiai darbo grupiai, savo kažkokiam kolektyvui. Čia gali būti ir žmogus mokytojas, ir žmogus vadovas, tokio aukšto rango vadovas, jau ten ne 2-3 žmonės, kuris valdo tikrai didesnį kiekį žmonių. Taip. Tai va tas imperatorius, tai galbūt arba jis šalia jūsų bus, jis į jūsų gyvenimą, arba jisai jau yra jūsų gyvenime, arba tas žmogus paįtakos vėlgi va tą grandiozinio projekto gavimą, jūs kartu su juo bendradarbiausit, jūs kartu, iš jo gausite ten paramą, palaikymą, galbūt, vėlgi tie visi projektai, jiegi, reikalauja, žinoma, dar ir finansinių išteklių, tai galbūt čia bus parama iš tokio žmogaus, kuris
nu, kaip mecenatas sugros, ne, kaip jis pasiūlys jums savo pagalbą ir paramą. Taip, ir aš imu antrą kaladę Iliuminatų taro. Liūtai, kas laukia gruodį. Korta 7. 7 lazdos. Korta žinė ir korta 3 kardai. Žiūrim 3 kardai, su kuo gali būti susiję. Patikslinimas. Taip, nu, 7 lazdos, tai čia va, tam tikros kliūtis, kurios iškils jūsų kelyje. Vėlgi, kaip aš jau minėjau, jeigu kažkoks tai nauja veikla, naujas projektas, naujas darbas, tai iškart atsiras ir naujų iššūkių, ir naujų kliūčių. Nu, kaip pažiūrėti, ne, kažkas tai vadina iššūkiai, kažkas tai kliūtis, čia viskas vėl priklauso nuo požiūrio taško. Taip, bet čia yra, nu, vat, būtinumas kažkiek tai pakovoti, įveikti, apeiti, praeiti, pralaužti ir taip toliau, peršokti, perskristi, čia jau kaip kam pavyks įveikti tas kliūtis kelyje iškilusios. Taip, ir antra korta žinė, nu, žinė tai žinoma, moteris ezoterikė, kaip aš visada sakau, moteris su kažkokiom slaptom sakraliniam žiniom, tai nu, tam tikra mokytoja, tai nu, žinionė, motina žemė iš nuo žodžio žinoti. Ta moteris, kuri turi tos išminties, ta moteris, kuri geba kažką matyti už visų šitų paviršutinių dalykų. Taip sakant, žiūrėti į šaknį, į vidų. Taip, tai arba jums reikės galbūt sąveikauti su šitą moterį, nu, galbūt jums reikės kreiptis pas ją, bet čia nereiškia, kad jūs kreipsitės ten kažkokią, nu, vat, kaip pas mane, prognozės, kortų pagalba. Tai gali būti moteris, kuri kažkaip kitaip sugeba pamatyti, išaiškinti ir taip toliau. Taigi dabar visokio yra masto tos pagalbos, išminties, praktikų, žinionių, aiškiaregių ir ten bioenergetikų ir viso kito, bet tai gali būti, kad jums reikės kreiptis. Kartais žinė yra ir kaip psichologė, žinokit, arba psichoterapeutė, arba žmogus, kuris užsiema, nu, kažkokia kita ten psichoanalizė, dar kažko tai, nu, ir galbūt jums reikės patarimo būtent šitoj srity arba tokios moters, jeigu jūs, sakykim taip, netikite ten kortomis, astrologija, ten kažkokio runomis, chiromantija, tai galbūt jūs tikite irgi psichologiją, psichologinę analizę, ir jums tiesiog reikės irgi patarimo arba savęs analizės ir kreipsitės pas šitą moterį. Taip, ir korta, vat, 3 kardai, iš karto aš ištraukiau patikslinimo kortas pasižiūrėti, kad tie 3 kardai gali reikšti, nes suprantate, 3 kardai praverta širdis. Širdgėla, kančia, skausmas, skaudinimas, įsižeidimas, nu, visos neigiamos emocijos ir aš iškart paklausiau kortų, kokioj srity, tai vat yra korta įsimylėjėliai, tai meilės srityje, ir čia gali būti būtinumas irgi priimti kažkokį sprendimą, ir antra korta dar imperatorienė, tai žinoma gali būti susiję su moterim, imperatorienė. Moteris tai gali būti jau tokia solidi moteris, aš turiu omeny, kuri žino savo vietą gyvenime arba nusipelnė jau tam tikro aukšto socialinio statuso. Nu, tai būna ir moteris, kurios visiškai savarankiškos, sukūrusios savo verslą, sukūrusios savo gyvenimą pačios, kurios užima vadovaujamą poziciją, kurios
tokios, sakykime taip, visiškai savirealizuotos moteris, tai žinoma neina kalba apie kažkokią dar jauną, sielą, jauną mergaitę, kuri ten tik ten mokyklą pabaigė ar dar kažką. Čia yra jau, kaip aš jums ir sakau, solidi, aukštas pareigas užimanti moteris, savirealizuota. Taip, ir su ją gali būti tas susijęs skausmas, liūdesys, problemos, įsiskaudinimas iš jos pusės. Tai tikriausiai vis dėlto aš sakyčiau, kad daugiau tai lies vyrus, vyriškos lyties atstovus, tie meilės reikalai. Tai kažkokia moteris jūs gali įskaudinti, mano brangus liūtukai, sudaužyti jums širdį. Taip, bet, kaip sakoma, nenusiteikite, kažkam tai prasigros taip, o kažkam tai gali būti tiesiog kažkokios kitos problemos, irgi susijusios, žinoma, su įskaudinimu, įsižeidimu, bet galbūt tai bus ne meilės reikaluose, o kitose srityse. Taip, ir aš imu trečią kaladę, šviesaus pranašo taro. Taip, traukiu kortas, liūtai, gruodis, korta kardų karalienė, korta 8 pentakliai ir korta jėga, kaip liūtam be jėgos. Taip, kardų karalienė. Kardų karalienė tai būtinumas aktyviai labai veikti, drąsiai, ryžtingai, bebaimiškai. Tai vėlgi toj situacijai pasirinkimo, gali būti, galbūt jūs skaudins tas pasirinkimas, galbūt tai nebus susijęs su meilės reikalais, bus kitas sritis, bet jūs turėtų skaudinti tas pasirinkimas. Jūs suprasite, kad arba pasirinkus A variantą, arba pasirinkus B variantą, vis tiek jūs arba patys įskaudinsite, vis tiek bus kažkokio skausmo, arba ir kančios, arba jūs skaudinsite kitą žmogų. Tai arba vieną, arba kitą, arba save. Tai bet kuriuo atveju, jau be jokių, sakykime taip, praradimų neapsės, vis tiek kažkas tai liks įskaudintas. Tai vis tiek reikės tai daryti. Tai šitą kordą kardų karalienė yra būtent apie tą drąsą priimti tuos sprendimus. Apie tą drąsą ir daugiau nevilkinti laiko ir kirsti iš peties, kaip ta kardų karalienė, kovingai, karingai nukirsti. Nelaukti, kol ten, nežinau, kažkas tai kaip savaime viskas išsispręs. Vis tiek, nepavyks be jokių, sakykime taip, praradimų išeiti iš situacijos. Tai visada lieka arba patys jūs save nuskriaudžiate, arba nuskriaudžiate kitą žmogų, bet svarbiausia tai padaryti kažkaip tai švelniau, paaiškinti, išaiškinti, atsiprašyti, padėkoti, bet vis tiek padaryti tai kortos patarė. Taip, ir korta 8 pentakliai tai yra apie tai, kad džiaugsite savo darbo rezultatais, nenueikite į darboholizmą, bent jau gruodį duokite savo kažkokiu jau ten, sakykime, taip, poilsio, nedirbkite nuo ryto iki vakaro, vis tiek nepavyks visko padaryti ir nestatykite savo kažkokių tai nesąmonių, kažkokių remų, kad reikia padaryti iki naujųjų metų, ten pagal savo kažkokį planuoklį, sąrašą, kuriam jūs ten metų pradžioj parašėte didžiulį sąrašą, ką jūs turite padaryti šiais metais. Tai, kad čia tik tai kalendorinis perėjimas, sakykime taip, į tuos naujuosius metus, tai jeigu kažko tai nespėjote, tai nereikia verstis per galvą, bėgti, lėkti, daryti, kad tik tai suspėti, ten pažymėti savo tam planuoklį, kad ir tai, viską įvykdėte, ką suplanavote. Čia yra korta apie tai. Ir korta jėga, kaip aš sakau, kaip liūtai be jėgos, nes paprastai, tradicinis piešinukas, čia yra ožka kažkokia, tai tradicinis piešinukas, tai žinoma, su liūtų moteris, kuri įvaldė liūtą, jį prijaukino, neįvaldė, prijaukino. Tai žinoma apie vidinę jėgą, tai žinoma apie tą potencialą, kurį turi žmogus, ar turite
liūtai ir kuriuo reikėtų naudotis, tai apie tą energetiką, apie tą magiją, vėlgi jeigu įmam magą, apie tą vidinę magiją, vidinę jėgą, kūrybinę jėgą, kur jūs turite labai daug jos. Galbūt kažkas tai to nežino, nejaučia, dar nesusidūrė, bet jūs pajėgus padaryti tokius didžius darbus, tai jums nereikėtų liūtai apsiriboti kažkokiais tik tai buitiniais dalykais. Jums reikia mąstyti tokiu jau visuotiniu mastu, kaip aš sakau, ir imtis už kažkokių tai tokių reikalų ir veiklų, kurie ne tik jūs liečia, o liečia ir didesnį žmonių ratą. Taip, ir aš imu paskutinę kaladę, auksinio meno taro. Taip, auksinio meno taro, žiūrim, kuo pasibaigs mėnuo. Liūtai, gruodis. Korta 9 kardai. Korta 8 pentakliai vėl. Ir korta kardų pažas. Žiūrėkit, kad nereikėtų, sakykim taip, verkti, liūdėti, nemiegoti naktimis jau nuo kažkokio streso, nuovargio, nes kai savo kūną nuvarginsite iki tiek, kad jau nebegalės ir kūnas ir protas atsijungti net naktį, tiesiog jau nuo tų pastangų darboholizmo ir to pervargimo, savęs išsekinimo, gali būti jau taip, kad bemiegės naktis, negalite užmigti, kankinatės, nes vėl iškrenta korta 8 pentakliai, vėl čia tas darboholizmas, vėl čia tas noras viską spėti, peršokti, kaip aš sakau, peršokti, savo galimybės. Visų pinigų gyvenime neuždirbsite, visų ten reikalų irgi nepadarysite. Aš turiu omeny, kai jūs norite tilpti kažkokį terminą, kuris yra visiška nesąmonė, savo numatytas kažkoks tai terminas, kad, kaip aš sakau, dažnai žmonės labai nori viską spėti iki naujųjų metų. Tai čia vėl kartojusi, vėl nedarykite to. Pinigų bus ir pinigų bus daug. Pinigų bus daug, 8 pentakliai, liūtai, be pinigų neliksite. Užsidirbsite, gausite, pajamos bus ir daugiau negu reikia gyvenimui. Taip, ir korta kardų pažas. Kardų pažas tai vėl labai koreliuojasi su kardų karalienė. Kardų karalienė dar nepasakiau, kad čia gali būti oro stichijos atstovė, tai gali būti dvyniai. Vandenis arba svarstyklės pagal zodiako ženklą. Paprastai oro stichijos atstovai, jie yra tokie logikos žmonės, kurie moka labai gerai pajungia analitinį mąstymą, labai gerai daro sprendimus, ryžtingus sprendimus, labai logiškai išanalizuotus sprendimus. Tai čia vėlgi tokia nuoroda į tą būtinumą galbūt, bet kadangi 9 kardai čia daugiau jau apie tas emocijas, kritimą emocijas, į tą kažkokį jau liūdesį, įsiskaudinimą, dar kažką, tai čia korta apie tai, kad reikia pajungti logiką, analizę, strateginį mąstymą, racionalumą ir tiesiog tuomet tai turėtų užgožti ir įveikti ir nugalėti tas emocijas. Nepasiduoti, nekristi per ilgam emocijas. Taip, žinoma, nuo emocijų niekur niekas nepasidės, bet kai tai yra per ilgas periodas, taip išsiverkti tikriausiai gerai ir netikriausiai, o tikrai gerai porą valandų, kai kažkas tai atsitinko labai skaudinančio mūsų, kažkas įžeidė, skaudino, tai žinoma, ten paliūdėti, paverkti, išsiverkti, sau leisti tikrai reikia, bet, jau, sakykime, taip sekančią dieną jau save reikia valdyti, emocijas ir jau kelti iš emocijų pasaulio energiją į kitus pasaulius, į kitus psichinius centrus, į kitas čakras,
racionalumo, logikos ir taip toliau. Pagal kardų pažą taipogi gali būti nedideli ginčiai, konfliktai, pretenzijos ir priekaištai, kuriuos mums reikėtų labai gražiai išklausyti, vėlgi nepuolant į kažkokius irgi emocinius dalykus, o tokia, tai turėtų būti tokia struktūrizuota kritika iš kitų pusės, o galbūt ir patys norėsite kažką pakritikuoti ir priekaištus pareikšti, bet tuomet tai turi būti tikrai ta kritika tokia paremta argumentais ir labai subtili. Tai va, tiek būtų mano brangus liutukai, kas norėtų asmeninės prognozės, jau tikriausiai žinot, kur rašyti, arba elektroniniu paštu paklausk tarot@gmail.com, arba čia TikTok'e, arba dabar jau yra mano ir internetinė svetainė asktarot.lt, prašom panaršykite. Ten yra visos dėlionės su aprašymu, su visais klausimais, tai pagal skiltis jūs dominančių temų galite surasti jums tinkamą dėlionę, iškart įsidėti į krepšelį, sumokėti ir viskas labai paprasta ir laukti savo atsakymo. Taip, nuostabaus jums gruodžio mėnesio iki